Sveiki. Prieš keletą dienų dalinausi išgirsta patirtimi, kaip vyras su žmona ryžosi Nelife kompanijos svorio kontroliai. Ir šiai dienai turi nuostabius rezultatus. Prieš 3 mėnesius pradėjo. Šiai dienai moteris yra numetusi 30 kg, vyras 16 kg. Kodėl jie ryžosi? Mano kolegė jau keletą metų kaip Nelife kompanijoje ir ji taip pat yra numetusi svorio. Čia prieš savaitę gal 2 kaip tik apie tai kalbėjom ir ji pasidalino, kad iki Nelife svėrė 90 kg, šiai dienai sveria 76 kg, numetė 14 kg be didelių pastangų. Kuom išskirtinė ši kompanijos programa? Turbūt labiausiai, kiek tenka girdėti visur, man asmeniškai, kiek aš esu ką išmėginusi, man arba badavimai, praktiškai turi nieko nevalgyti, kad tikrai kristų tas svoris ir panašiai. Čia yra saugu, čia kokteiliai atstoja maistą, jie yra taip subalansuoti, kad vieną kokteilį išgėrus jums atstoja arba pusryčius, arba pietus, arba vakarienę. Čia jūs pasirinktinai. Į programą įeina 2 kokteiliai per dieną, vienas patieklas, va čia manyčiau yra pats svarbiausias, kad vienas patieklas yra jūsų pasirinktas. Ką jūs mėgstat, ką jūs norit, tą jūs suvalgot. Ir todėl mes nesijaučiam oi negaliu to, oi negaliu to, oi negaliu ano, o Jėzau, jeigu suvalgysiu kažką, ta ramybė, kad tu gali valgyti, man viską atperka. Aš nenumečiau 20 kg, mano ribos kitokios, apie 3 kg. Įdomus faktas, kad ši kontrolė, kam yra ką numesti, kilogramai krenta. Kas turi priaugti, kilogramai priaugs. Jeigu, sakykime, pas jūsų, nenoriu sakyti, kažkokia problema yra su mityba ar kažkur nueita per toli, tai gali taip pat tai yra kontrolė. Juos vartojant, organizmas stoja į savo vėžes. Tai va, kas įeina į programą? Įeina Nelife Shake kokteiliai, 2 per dieną. Pagal savo ritmą išsirenkat, kuriuos 2 patiekalus pakeisit. Įeina arbata. Arbata, šiaip jinai rekomenduojama 1 pakelis 2 dienom, bet iš patirties reikia atrasti savo skonį, kad būtų skanu, malonu gerti. Kokteiliai atstoja patiekalus. Tai reiškia, kad jie yra subalansuoti taip, kad jį vieną išgėrus, tu gauni visas maistinės medžiagas iš vieno patiekalo. Ką tu turėtum tuo momentu ten ar pusryčius suvalgyti, ar pietus, jie yra pilnaverčiai. Arbata duoda energijos, tonizuoja. Taip pat sotumo jausmo nebūna. Ir batonėliai. Batonėliai rekomenduojami vietoj užkandžių, kad bet ko neimtumėm. Taip pat yra subalansuota. Šita trijulė yra būtent pagrindas Nelife kompanijos svorio kontrolės. Tai yra įrodyta per daug metų, ne veltui kompanija yra virš 60 metų ir jie pilnai, ypač Amerikoje, net daro specialias grupės, atrenka žmonės su dideliais antsvoriais, su šia problema ir Amerikoje būna 90 dienų iššūkis ir pilna nuostabių patirčių, esu ne kartą dalinusi nuotraukomis, kiek žmonės pasiekė. Vienas akcentas svarbus, plus bent kažkoks judėjimas. Kažkas gal sportuoja, kažkam gal nėra taip paprasta, siūlau eiti. Eikit,
paprasčiausias judėjimas. Nedarykit, jeigu nenorit kažko, kol nesat sustiprėję ar panašiai, bet ėjimas, žingsnių darimas jums tik bus į naudą šalia ir greitesnio rezultato. Tai va, o šiandien, tarp kitko prieš 2 dienas, kai išgirdau, buvo vakaras, sėdėjau ant sofkutės labai patogiai ir žinokit, iš po šitos istorijos kilau, ėjau žingsnių daryti, nes jau senokai buvau truputį apleidus ir be galo džiaugiuosi. Vakar taip pat 10 vakare, nemiegoti, o ėjau savo žingsnius padaryti. Taip, mano, sakykime, dabar ruošiuosi gerti arbatą, tai kokteilį pasiliksiu pietams, o arbatą išgersiu dabar. Čia svarbiausia atrasti savo ritmą, kad nejausti jokio streso ir kai žinai, kad tą dieną tu galėsi kepsnį gal suvalgyti, ar kas ką mėgstat, tai drąsiai valgykit tą vieną patiekalą. Va, kai norėsite užkandžiauti. Superinis. Man vietoj bandelių labai pasitvirtinęs. Mėgstu, patinka. Ką žinodama jų naudą, tai tik tai sužiūrėjau, būna kitą kartą, jeigu nespėjau pusryčių padaryti, vyras skuba į darbą, tai įduodu į rankas batonėlius, mielai jamą ir nešasi. Tai va, tam kartui tiek. Jeigu kas norėtų daugiau sužinoti apie kontrolę, kaip ką susidėlioti, parašykit, susisiekit, sudėliosim, įeisim. Galima pamėginti bent savaitę. Pradėti nuo savaitės, o daugiau tik tai, jeigu nori, viskas įmanoma. Tam kartui tiek.